Vaida, girdimus? Taip, girdžiu, sveiki, ar jūs mane girdit? Labas, viskas gerai. Pasiruošusi, lipiai malūsparnį, kiek suprantu. Pasiruošus. Wow, super. Kokios nuotaikos? Jau turime. Jau dabar sukaupiu visą drąsą ir lipsiu, iš tiesų labai jaudinuosi, bet nieko, viskas bus gerai. Tai va, bus pačios geriausios naujienos iš dangaus. Super. Jungiamės visi, platinkime. Vaida šiandien atrado drąsos rodyti nekilnojamo turto objektus iš viršaus, iš dangaus. Tai sveikinam šaunuonę. Bus, manau, įdomi kelionė. Platinkit, siūskit draugam. Okay, gerai. Tau, Vaida, sėkmės. Dėkui, tai ką, skrendam. Gerai, keliauju. Okay. Pas pilotą. Atrodo, patikimas, viskas bus gerai. Taip, tuk. Labą dieną. Na ką, rangausi? Mes tavo pamočiau, vandens padėjęs. Oi, ačiū labai, koks rūpestis, labai dėkoju. Gerai, dabar kaip man čia užsidaryti? Taip, aš jūs uždarysiu. Okay. Atsiprašau. Reiškia, čia yra uždaryta. Dabar turime mes diržą paimti. Aš jums palaikysiu. Gerai, palaikykit diržą. Kur tai? Kaip vairuotojo sėdynėje jauskitės. Čia kaip mašinai panašiai. Opa, okei, gerai. Dabar jūs minėjot, kad jums reikės prietaisą pritvirtinti. Pabandom šitą prietaisą va čia va įtvirtinti. Gerai, oi, gerai. Tuo vieną akimirką. Aha. Leis su pilotu pasisveikinti. Gerai, pasisveikinam su pilotu. Malonu. Aha, gerai, čia galėsiu įsidėti, ar ne, dar vieną. Taip, jo, čia galėsite įsidėti dar vieną, jeigu jisai išlaikys ir nenukris. Ok. Gerai, dabar techniniai dalykai, mes čia turim susiruošti, kad visi filmavimai gerai pavyktų. Viskas tai aš tvarkoja, mes irgi dar nepilnai susiruošę, bet viskas tvarkoja. O čia va, po sijoną biškį, vaizdu. Gerai, tai darysime dabar paleidimą. Aha. Įsipuškimai, iškėsi taip, mes šaukime. Nuo sraigto! Bet šitas nelabai laikosi. Nesilaikys turbūt, jo, tada galim. Gerai, šitą dedu čia. Jo, ant žemės. Nu, o šitą jeigu. Gal šitas laikysis? Pavadykite, svarbu gaitį. Nuo sraigto! Kaip ten nelabai vedasi, Vaida? Aha, dabar kol kas bandom užvesti, bandom viską susireguliuoti, visas kameras ir aišku patys sraigtasparnį. Nu, svarbiausia, sraigtasparnis, kad būtų viskas gerai. Darius mato, girdi. Pasidalinkit visi, persiuskit draugam, pažįstamėm. Šiandien darysim trijų objektų apžvalgą. Aš tuo tarpu, kol Vaida su pilotu derina, aš tuo tarpu... Viktorui įsivedėsi. Aš tuo tarpu pareklamuosiu ir ką mes darom. Viktorai, jam trūksta meilės arba jūsų prisilietimo. Sraigtasparnį, jis iš trečią kartą jau nenori paleisti. Ne švirkštų, 3 droseliavimai. Nėra. Ypatingas momentas, brangieji. Vaida sėdi malūnsparnyje, bet malūnsparnis kol kas nelabai nori kirpti.
Bet nieko, taip jau būna su jais. Nieko, viskas tvarkoja. Profesionalų daug Taip. aplinkui, viskas bus gerai. Nuo sraigto. Vienas, du, trys. Startuoja. Ne. Давай, žiūrėk dabar kokia istorija. Tu dabar išimk, patrauk kraną. Taip, mes Aha, kol taip. kas- Aha. mes kol kas pasireklamuosime. Pradarau kokius pusantro centimetro. Atidaryk dubrį Mes parduodam nekilnojamo turtą. Jo. Aš gal, Vaida, Taip. gal užmūkam Vaida tave kol Taip. kas. Jo, galit kol kas užmutinti, Gerai. aš duosiu signalą, kai mes pasiruošim kilti. O, tu pamojuok ar kažką tai tokio. Gerai, ok. Arba? Ok. Brangiai, Vaida ruošiasi kilti. Tuo aš permesiu nuorodą. Monika, tu paplatink tenai biškutį, ar ne? Aš galvoju, kaip čia man pačiam dabar nuorodą šito streamo siūsti. Ok. Čia reikėtų iš tikrųjų man gal netgi pripininti. Pin the post. Ok. Taip, jeigu kas ieškote darbo su nekilnojamu turtu, tai va, reikia mums tokių stiuardesių netgi, sakyčiau, ar ne? Reikia netgi stiuardesių. Žiūrim, kaip ten kokia situacija yra pas Vaidą. Tai jisai jau vėsta, greičiausiai dėl to ir čia prasidėjo reikalai. Dar kol kas Vaida sėdi. Laukiam, Vaida, duok ženklą, kada būsi pasiruošusi kilti. Gal tu, Vaida, atsipalaiduok, gal pas tave yra stresas koks, ar ką, tu atsipalaiduok. O, viskas gerai. Parodysi nykščius, kai užsives nykščius parodysi, gerai? Ok. O mes tuo tarpu platinam mūsų nuorodą visur, kur galim. Ar ne? Visur, kur galim. O, Dangiras laukia nuorodas. Taip, žiūrim, kas čia telefone darosi. Ok. Taip. Stebim, šiek tiek užtrunkam, bet panašu, kad viskas bus gerai. Vaida meldžiasi turbūt. Vaida meldžiasi, viskas gerai, Vaida. Viskas gerai bus. O, 27 žmonės žiūri mus. Wow! Ir nebuvo jie. Man atrodo, kad mes toj kilsim. Ir mus jau žiūri. Paleidė. Super.
Aš tikiuosi, mes tave girdėsim, nes triukšmas labai didelis. Girdisi? Girdisi. Girdisi, gerai. Gerai, vis dėlto mes ir turime būti. Su pilotu komunikuoti, ne? Tu Pažiūrėsim. Tikriausiai, kad... Aha. Jo. Tau sinuka turėjo mikrofonus, laikyk ausinė, o kitą gali įsijungti, kad girdėtum pilotą. Okay. Aha. Brangiai, 53 žmonės mus jau žiūri, mes pasiruošę girti. Norint jungtis prie mūsų komandos. Čia daug dalykų reikia ar patraukti, padaryti. O taip, čia tikrai yra ką veikti. Tikrai yra ką veikti čia. Jaučiam, kaip kalba reiktų. Papildomai. Turim vieną, antrą, kad jeigu vienas nesuveiks, kitas veiktų. Kaip sakoma, kad mes čia darytume viską saugiai. Taip. Dabar užges ramputę. Aha. Kelsime sūkius iki 75, tada patikrinsim dar magnetas. Patikrinus magnetas, darysim dar vieną procedūrą. Ok, tai mes dabar dėsimės ausinės. Ne? Gerai, aš vieną, taip, pasilieku. Taip. Op. Super, mes tave gerai girdim. Pasakyk, Vaida, ką nors. Labą dieną, labą dieną. Mes tave Girdžiu. pagrindinio ekrano, aš matau ekraną. Įjungiau slopintuvą. O, vau, aš girdžiu labai daug visko dabar. Aš tikiu. Dabar turėtų būti biškis garsas, ne? Kadangi, Vaida, tu pagrindinis žmogus, tai aš pasitrauksiu į backgroundą. Tu mane girdėsi, galėsi kalbėti, bet aš tavo rodysiu pagrindinę langą, gerai? Ok. O dabar ar tu pabandėjai persukti kamerą? Keliam apsukas, sakiau. Tuoj persuksiu. Super, fantastika. Parodyk, gal įrenginys, kaip atrodo. Super. Čia šitą reikalą. Jo, dabar man reikės suprasti, kur kas ką šneka, nes jūs šnekat ir... Svarbiausia tai yra taip, kai aš šnekėsiu, tuo metu jūs nebėgite. Ok. Nes tai yra labai svarbu. Supratau, aš ką tik gavau instrukciją. Aha, supratau. Tai mano pilotas kalbės, man negalima kalbėti, gavau instrukciją. Supratom, viskas gerai. Ok. Nu tai ką, ruošiamės? Ruošiamės, ne? Taip, dabar tikrinamos yra apsukos. Aš kaip sukasi tas raiktas, aš jau beveik nematau, kaip jis sukasi. Bus labai smagu. Gerai, dabar įvyko dar patikrinimas, žodžiu, viskas čia yra gerai. Ok, gerai, viskas išvyko. Na va, tai kaip
Aktyvuotas ir pasakė skrydžiai, mes jau pasiruošę. Tai pasitikrinam, kokią mes turime apkrovą. Ir žodžiu, viską patikrinsim, kad saugiai galėtume pasiekti mūsų klientus ir mūsų namus. Opa, mes kylam. Wow, Vaida kyla. Super, Vaida, girdi mane? Taip, dariau girdžiu. Na, va, mes kylam, man dabar pačiai reikia adaptuotis ir šitos naujos patirties. Wow. Tai kiek mūsų jau žiūri? 34 dabar. Istorinis įvykis, brangieji. Nekilnojamo turto brokeriai priklausys objektus jų aiškins Vaida pabumus. Nekilnojamo objektų šiandien Gerai, turėsiu klausimą, man klausimas išduoda ir iš kitos pusės. Taip, mes Gerai, tai mes dabar sprendame į Vienavą, ne? Taip, mes prisipirkuoti jau parduotumas, tai pirmiausiai šviesime pasiekti, ką mes jau nuveikėme ir ko gero daug kas jau matė, kad teko vilkėti tai buvo pardavinėjimas šitas namas, tai mes jie pasižiūrėsim. Tikrai labai didelį darbą, kad daug kartų dabar kalbam, nes man pardavimai nevyksta, bet yra labai sunku parduoti, net neįmanoma pasižiūrėti, nes tą namą aš išmokėti per 2 mėnesius, netgi užsuveikti. Vaida, jeigu ką tavęs beveik neatsitikti. Jėga, o dabar? Aha. O dabar? Dabar man kalba dar garsiai ir į kitas ausinės. Gerai, ar geriau dabar girdisi? Ok, tai gerai, aš pats, pažiūrėkit, kaip čia gražu. Čia Kauno Marius, ar ne? Taip, tai mes priartėjome prie Kauno Marių. Ai, matau net ir pažaislio stogus, nežinau, ar jūs matysit. Ir mes, tai nežinau, kiek jūs Aha. Supratau, mums iš kairės dabar yra Gluosnių gatvė, kurią mes skrendam iš Vienavą. Tai aš nežinau, Dariau, kiek girdėjosi apie tai, ką ten pasakojau apie klientus, bet aš norėjau pasidžiaugti tuo atliktu
mūsų darbu, kalbant apie Šlienavoje esantį namą, kuris jau yra parduotas ir kurį mes dabar skrendam aplankyti. Girdėjot, kad nors ar man pakartoti? Gerai. Ir Vaida dar būtų, ar tu galvoji dar gerai, kad dar filmuotas medžiagos. Taip, galiu, aš nelabai girdėjau. Būtų gerai, kad dar ir filmuotas. Taip, aš jo, įjungiau, o dabar žiūrėkit. Dabar Kauno Marios. Taip, ir ten dar yra, nežinau ar matot. Taip, aš dabar truputėlį negalėjau kalbėti, nes pilotas kalbėjo. Čia net nežinau, ar matosi, net ir žvejų, žinokit, dar yra tų ekstremalų, kurie taip, ir nemažai, jie čia dar sutūpę ant Kauno marių, nežinau, ar jau yra labai čia dabar saugu. Ok, gerai. Nu, man atrodo, mes jau artėjam prie Šlienavoje esančio namo. Vau, kaip gražiai atrodo. Kas parduodate namus prie Kauno marių? Didelius ar mažus parduosi visus? Didelius ar mažus parduosi visus, o kas nori dirbti, tai nori Ne, tenai bus prie už to krūtelio. Vau, mes čia darom navarotą. Ten už krūtelio, ten žalias ir persikinis. Jo. Aš jau matau. Va šitas krūtelis ir šitas žalius stogas. Šitas jo. Gerai. Ok, mes. Taip. Supratau. Sraigtasparniai niekada neskraido virš kapinių ir bažnyčių. Tokią naują informaciją gavau. Mes dabar bandysim priartėti prie Šlienavoje parduoto mūsų namo. Pasidžiaugti. Vau, kokioj gražioj vietoje. Jeigu kažkam taip pat yra reikalingas, kažkam reikia pagalbos, galbūt parduoti namą šitose vietovėse, mes tikrai turim dabar ir klientų, kurie domėjosi. Taip. Aha, taip, mes dabar esame virš. Dariau, ar matot jūs namą mūsų nuostabųjį? Kaip jis atrodo, žalius stogų? Žalius stogų, taip. Nes mes jau negalim žemiau leistis. Aha, dar truputėlį pasisuksime. Va, tokia gražioj vietovėj. Na va, ir čia turėtume tikrai turėtum, taip, namas, kuris jau turi naujus šeimininkus, laiminga klientė, kuri pardavė šį namą, nes anksčiau nesisekė to padaryti, su kita agentūra darbavosi tikrai gana ilgą laiko tarpą, rezultato neturėjo, na va, o mes tikrai atlikom didelį darbą, per 2 mėnesius pavyko sėkmingai parduoti šitą namą, tai yra labai labai smagu ir visi pasidžiaugiam ir keliaujam prie kito objekto. Valio, valio. Tvarkoj, dabar mes keliausime prie kito objekto, keliausime į
Taip, į Didžiąją gatvę 67B į Vaišvydovoje esantį objektą. Čia jau turėtų visi suklusti, kurie ieško namų šitoj nuostabioj vietoj. Pasižiūrėkit, kaip čia gražu. Tikrai skrisim neilgai, manau, ar ne, nes čia yra... Skrisime ko gero neilgai, ar ne, iki šito objekto. Minutės vietoje. Pažiūrėkit, kaip gražu. Tai aš tada pirmiausia apie pačią vietą. Vaišvydova ir toje vietovėje esantis blokuotas namas, apie kurį mes kalbėsim, kuris turėsim galimybę pamatyti, yra išskirtiniai vietoje, nes yra praktiškai ant šito svarbiųjų Kauno marių kranto. Tai vienas dalykas ir puikus susisiekimas. Ir čia matot ir Pažaislys visiškai prie pat, ir Jachtklubas ten toliau matos, ne? Ir visos Kauno marios. Tai iš tiesų labai labai nuostabi vieta gyventi. Aš nežinau, ar mes praskrisime pro Panemunės šilą. Tai po to, po šito namo galėsim pro ten praskristi. Tai mes po to dar parodysime ir daugiau aplinkinių ar ne gražių dalykų, bet susiję būtent su šituo objektu. O mes jau, matau, ir artėjame prie šito objekto, tai yra blokuotas namas, išskirtinės architektūros, skandinaviškos stiliaus. Matėt, medinė apdaila, neapsigaukime, tai nėra. Aš ką tik parodžiau nuotraukas ir dabar pakibo ryšys. Žiūrėsim, kaip čia bus pas Vaidą. Pakibo internetas. Galbūt jau toliau nuskrido ir pakibo internetas pas juos. Nu ką, laukiam, žiūrėsim, kaip turėtų atsirasti ryšys. Tai va, tokią kelionę Vaida daro. Nu ką, laukiam, žiūrim, kas ten pas jūs pakibo. Tiesiog pakibo, ar ne? O kol... Ir štai čia, Dariau, ar jūs matot? Ir štai čia gali būti jūsų namai. Ten yra didžiulis sklypas, net 11 arų. Ten dar matosi mano vyras, kuris mojuoja mums. Bet nežinau, ar jūs matysite su mūsų reklama. Ir štai čia nuostabusis kotedžas. Tai labai patogus išplanavimas šito būsto ir dar vieną ratą mes atsuksim, dabar galbūt geriau dar matysim. Vaida, stenkis rodyti, kad objektas būtų ekrano vidury, gerai? Gerai. Taip, dabar mes turėtume labai gražiai matyti. Didelis kiemas, su terasa, atvertas šiaip, tai yra blokuotas namas, tačiau yra visa teritorija aptverta, tik tai šitie dviejų namų, tai yra 4 gyventojai naudoja šitą teritoriją. Pats sklypas, kuris priklauso tai parduodamai daliai, neatitvertas nuo visų kaimynų, tai vadinasi, kad jūs turite visišką privatumą. Ir dabar jau mes skrendame toliau. Ir čia jūs matot, kad ir visas pats miestas yra pakankamai arti, susisiekimas yra geras ir čia matosi, praskrisime, kaip pilotas man žadėjo, ir pro Panemunės šilą, taip, kur ko gero tie, kurie augina vaikus, kas gyvena Kaune, tai žino puikiausiai šitą vietą ir ne tik, kurie augina vaikus, apskritai yra ko gero gražiausias, kai šilas parkas ir vieta pabūti gamtoje, kur galima ir ramiai pasivaikščioti ir aktyviai praleisti laiką su šeima, su vaikais. Aš asmeniškai taip pat turiu vaikų, tai šitame šile tikrai ne vieną kartą su vežimėliu vežiojau savo vaikus, tik tiek, kad man reikėtų su automobiliu atvažiuoti. O šitų namų gyventojai jau galės ir pėstute nueiti, iš tiesų čia visiškai nėra toli. Tai vat, didelius ar mažus vardos
visus, tai kreipkitės, kas ieškote šitose gražiose teritorijose. Būsto, kas norite apžiūrėti, tikrai galite kontaktuoti. Na, mes dabar esame virš Panemunės ir taip. Ir čia matome Panemunės visą gražų. Ir Panemunės mikrorajonas, tai skrendame toliau, dabar mes skrisime dar prie vieno objekto. Ir čia bus Aleksonas. Tai va. Tai dabar aš kaip jaučiuosi, man ją pradeda sukti. Vaida, gal persuk kamerą ir dabar į tave trumpą? Gali kamerą į save persuk? Kaip tu jautiesi? Jo, dabar Dariau jau reikia jau pakalbėti, nes man iš tiesų darosi tai gera. Tu paklausk piloto, gal tu nežiūrėk per daug į apačią. Paklausk piloto, ką reikia daryti. Jo, aš ką tik gavau instrukciją dabar žiūrėti per langą ir per daug nežiūrėti į telefoną. Tai dabar dar jau reikėtų pakalbėti, kol aš atsigausiu. Nuskrisime iki dar vieno mūsų objekto. Aš nesupratau, ar man reikia pakalbėti, ar man reikia pakalbėti. Taip, jum reikia pakalbėti. Pakalbėti. Gerai, tada tu, jeigu nori persuk kamerą, arba jeigu jo persuk kamerą į priekį ir žinai, ką tu gal dabar geriau pafilmuok. Nu, bet žiūrėk, jeigu blogai jautiesi, tai nepilmuok. Nu kągi, Vaida šiek tiek pradėjo sukti matomai. Dabar leid. Mes dar pakelsim, ar ne? Jau, mes dar pakelsim. Čia tarpinė stotelė vadinasi. Mes nenusileisim iki galo. Jūs turit paskirti oro uostą. Na va, mes vėl kylam. Super, ir ką, kylam tada skrendam iki trečio objekto. Taip, iki trečio objekto. Tai jeigu ten buvo visiškai įrengtas blokuotas namas, tai dabar turėtų suklusti tie, kurie nori susikurti savo svajonių namus, nes mes artėsim prie kito blokuoto namo, kuris yra dalinio baigtumo, 85% baigtumo. Ir ten jau galėsit įsirengti pagal savo poreikius, tačiau išplanavimas taip pat yra labai geras. 3 miegamieji, antrajame aukšte, pirmame aukšte bendra erdvė, virtuvė su svetainė zona, sanmazgas, žodžiu, viskas labai šiuolaikiškai gražiai išplanuota ir pamatysite tikrai labai gražų, stilingi, aš jau man atrodo ir matau jos, blokuoti namai, pilkas su medžiu. Gerai. Tai va, mes jau priartėjome, tai yra Aleksonas, nuostabi taip pat vieta, visai šalia, ar ne, su visais miesto privalumais. Ir čia jūs matote
Dariau, ar jūs matot, turėtumėt matyti, man atrodo, jūs matėte Matom, jau objektą. viskas tvarkoj. Jo, tai yra blokuoti namai, bet blokuoti labai gerai, nes tik per sandėliuką. Tai yra realiai kaip atskiras praktiškai namas. Jo, matom, tai va centre, kur yra, šiandien centre, ekrano centre, kur yra tokie Taip. Ir dabar yra parduodami ir dar rudenį bus atsiras dar du, tai kas nori, praktiškai neturi tokie blokuoti namai, galite įsigyti. Ir kas yra labai svarbu paminėti, tai kuo jie ypatingi, jie yra, galima pavadinti juos ekologiškais, nes tikrai statyti iš labai ekologiškų medžiagų, šiltinimas ir mineralinė vata yra naudota, o pati apdaila yra skalūno, tai yra labai retas ganėtinai pasirinkama medžiaga ir jinai yra labai ilgamžiai, jums nereikės galvoti apie pervežimus, apie tai, kaip pasikeisti kažkada po nežinia kiek laiko, ar ne savo namo išorę, o tai yra praktiškai, kaip minėjau, tai yra ilgaamžiška, ekologiška namas, kaip savininkas minėjo, praktiškai vos nekvėpuojantis, tai yra labai pasirinkimas, bet ieškotės, norite patys įsirengti, bet paslaugas įrengimo mūsų yra taip pat galima, tai galite taip pat kontaktuoti. Kaina šito objekto yra šiuo metu 204 000 eurų. Ir čia jūs matote Aleksotas, geras susisiekimas, čia toliau matosi ir visi prekybos centrai, bet kartu šitas objektas yra šiek tiek nuošaliau nuo viso šurmulio. Tai sklypai yra kompaktiški, nereikia sukti per daug galvos dideliais plotais pjovimų ir panašiai, tiesiog galite savo smagiai sėti savo namuose. Taip pat. Dariau, gal kažką dar pridursit? Manęs klausimai. Kaip? Ar manęs klausimai? Šiaip mikrofoniukas tenkis buvo. Aha. Ok. Ką pridurti, tai kiek mes girdėjom, kad Kaune galite atrasti galbūt dar porą tokių namų. Tai yra du namai likę, tai yra parduoti, du likę ir dar du bus statomi. Kas, jeigu rimtai galvojate, kam tinka tokias namai, tai būtinai kontaktuokite ar šiandien. Kaip Vaida jungiesi? Gerai? Kvėpuoju. Žiūrėk į priekį, žiūrėk į ten. Transliacija iš dangaus naujienos pradėti. Vienas pirmos, tai kalbėjimo turto naujienos aktyvos. Vaida apskrido aplankė 3 objektus, Taip, Vaida. Taip, mes ruošiamės jau iš lėto nusileidimui. Nu, va čia va dar matosi, matau, visose nakės, visiškai netoli. Kaip tau, koks tau jausmas, kaip tau atrodo, kokius Gerai atrodo. Dabar aš susikaupiau, dariau nusileidimui.
kas parduoda namą, skambinkit, čia nurodytas kontaktas yra. Ir visiškai nesvarbu, ar jūsų namas kainuoja $500,000, milijoną, ar 100,000, didelius ar mažus parduosit. Kažkokia ir Vaidai, aišku, įspūdis, kaip mūsų vertininkystėj, pasižiūrėti, kaip atrodo jos objektai iš viršaus. Kaip atrodo susitikimas, kaip atrodo Marius. Žodžiu, Vaidai, jūs susitikimui. Tai, kas aš pakalbėsiu, dirbam su filmuojimu, kur prašas Vaida, gal persų kamerą jūs save įjungiate? Gerai. Nes jau turėsim galvoti. Yes. Dabar jau ant žemės. Dabar turėtų viskas sakyti. Aha, padėjo. Taip, aš tikiu, kad ne pirma. O buvo tokių atvejų, kad kas nors Aha, ar buvo tokių atvejų, kad kas nors neatlaikė? Supratau. Supratau, dabar mes nusileidom, bet su fotografu tai kol kas dar nėra, jam reikėtų ko gero paskambinti. Kaip jam sekasi? O jisai žino, kur atvažiuoja? Jo, jisai žino, aš jam daviau koordinatės. O jam, kad žino, ar galima atvykti čia? Jo, čia galima. Mes čia nusileidom net tokioj apribotoj vietoj, kaip suprantu. Nu ką, maksimum, man atrodo, buvo 50 žiūrovų. Dabar turim 15, kurie vykdo mūsų tas veiksmas. Tai va, vaizdai, aišku, negaliausiai matęs, tai čia turėsim pamoką kitam kartui, kad reikėtų kažkaip daryti su vaizdais, bet dėmesio atkreipimui, tai ką mes darom, kad išreklamuoti, kad parduotų jūsų objektus. Taip. Dedam maksimum pastangų ir Vaida, šaunuolė, papuojam visi Vaidai, pasiūskite laikus, pasiūskite Vaidai sveikinimus, kad Vaida išdrįso pakilti į Lietuvos padangės, kad parodyti jūsų objektus, parodyti mūsų parduotus objektus. Ačiū. Kažkaip tavo vaizdas patiko, gal reikėtų tau pabandyti kamerą persukti. Tuoj vieną minutę. Ir kaip pas tavę su baterija? Ar baterija yra dar telefonė? Viskas tvarkoj? Čiup, Vaida dingo. Nu ką, Vaida dingo. Dabar padarom, kol Vaida prisijungs į reklaminę tokią pauzę. Ar ne? Ir toliau niekur nenueikite. Toj Vaida turėtų atsirasti. O, jau atsirado. Gerai, aš dabar turėsiu atsiliepti, nes man skambina Dangiras. Kaip greitai atskridom, automobiliu truputėlį toliau gaunasi nuo pakilimo iki nusileidimo vietos. Taip. Kiek laiko Dangiras? Už 5 minučių.
viskas tvarkoj. Gerai, galvoju, įspūdės. Taip, jau dabar aš atgaunu save, nes tikrai vienu momentu sunerimau ir galvojau, eina savo. Nes iš tikrųjų tas filmavimas čia, galbūt žiūrėjimas į telefoną ir gaudimas mūsų namų ar ne telefone tokį apsuko man galvą. Ir vienu momentu galvojau, tikrai kažkas čia dabar bus, ar pavyks nuskristi, atlaikyti. Klausiau pas pilotą, ar buvo tokių atvejų, ar kad kas nors neatlaikė. Tai sakė, nebuvo, kad reikėjo nusileisti kažkur tai anksčiau, bet tikrai labai ačiū už patarimus, man tikrai pagelbėjo ir tas praskridimas, kaip supratau, žemesniam lygyje, ar ne, irgi buvo daromas, žinokite, dėl manęs specialiai. Taip. Taip, tikrai labai ačiū. Labai nuostabi kelionė, labai įdomi patirtis. Tai va, reikės kitam kartui labiau pasiruošti, kad čia manęs taip jau. Aha. Super. Tai ką tik pakalbėjome apie planus, kad galėsim ir dažniau pasiskraidyti, bus kaip tik geresni orai, aišku, ir vaizdai bus dar įspūdingesni, negu kad dabar mes pamatėm. Tai manau visai neblogai šitas skrydis mums pavyko. Ir kitam kartui, sakau, reikės man pasiruošti, kad taip jau čia manęs neužliuliuotų kažkokiu pagalbiniu priemonių. O ką patartumėt man, kada reikia filmuoti? Ir aš dabar. Nu ką, Vaida turbūt atsijungia. Kas nori dirbti su nekilnojamu turtu? Va kaip Vaida yra 3 vaikų mama. Ir žiūrėkit, prenumeruokit Namų brokerį YouTube kanalą. Prenumeruokit, kas norite daugiau informacijos, tai prenumeruokit Namų brokerį YouTube kanalą. Einate į YouTube ir įveskite Namų brokerį, ne? Namų brokerį. Ne? Tuo aš įjungsiu jums. Namų brokerį. Ir ten galit paklausyti, Vaida prieš savaitę pardavė netgi 3 namus. Va, pasidalinsiu ekranu. Tai va, čia galite pasižiūrėti, yra Vaidos interviu nufilmuoti, Dariaus Vaidos NT karjera, reiškiasi, kur čia buvo 3 vaikų mama uždirba 5000 eurų per savaitę. Bet va, matot, kaip jinai turi dirbti. Turi skraidyti netgi su malūnsparniu, ar ne? Dirba ir vakarais, ir naktimis dirba. Darbo tikrai reikia įdėti, bet uždirbti tikrai galima gerai. Tai va, prenumeruokite Namų brokerį YouTube kanalą ir čia rasite ir mūsų klientų atsiliepimai yra, ir Vaida, ir Vaidos vyras dirba su nekilnojamo turtu. Nu, žodžiu, galėsit jau daugiau pasistudijuoti. Arba Facebooką pridėkit prie draugų, reiškiasi, Facebookas būtų irgi Namų brokeriai. Namų brokeriai, va, mažosiom raidėm, tik pirmosios raidės didžiosios, tai pridėkite prie draugų ir galėsite stebėti mūsų transliacijas, mūsų streamus, kurių mes darysime tikrai daug. Kągi, žiūrim, kokia ten situacija yra pas Vaidą. Persijungiam, stabdom ekrano pasidalinimą. Nežinau, ar Vaida girdi dabar ar negirdi. Rodo, kai jinai man pakibusi yra. Tai jinai galbūt kalba telefonu.
Žodžiu, kam reikia parduoti namus, didelius ar mažus parduosim visus, kas nori jungtis prie mūsų komandos, tiek su socialiniais tinklais, tiek dirbti kaip brokeriai, jungitės, tikrai galimybės yra geros, nors aišku nekilnojamo turto pardavimus, kad padaryti reikia dabar galbūt daugiau pastangų įdėti, bet kai įmiesi kūrybingų priemonių, kaip ir mes šituo atveju, kad netgi pakėlėm malūnsparnį į Lietuvos padangės, ar ne, kad papasakotų mūsų specialistė, kaip mes iš tikrųjų iš jos dar šiandien paimsim interviu, kaip jinai jautėsi, ką jinai matė, kaip iš viršaus viskas atrodė, ar ne. Tai va tiek, gal palauksim, Vaida turėtų dar vis tiek įsijungti kažkuriam etape, aš taip įsivaizduoju, kol kas galim užleisti reklaminę pauzę jum ir už minutę sugrįšim. Taip, Vaida sugrįžo. Vaida, mes dabar tavęs negirdim, kažkas nutiko su garsu. Negirdi, žinok, nesigirdi. Gali būti, kad tavo ausinukai išsitraukia, žinok, ar tu per ausinukus girdi? Ne, kažkoks yra traškėjimas ir labiau tikėtina, kad yra gal nepilnai įjungtas ausinukas. Pabandyk tą išjungti ir vėl įjungti. Dabar labai gerai. Super. Tai va, tai mes dabar nusileisim truputį kitoj vietoje, nes pasirodo ten, kur turėjau išlipti, atsirado nauja tvora iš po vasaros ir negali nieks nei prieiti, nei aš išeiti. Tai dabar leidžiamės truputėlį kitur. Tu vėl skrendi? Jo, vėl skrendu ir vėl leidžiuosi. Tikrai pilnai prisiskraidysiu. Gerai, dabar dar. Aš jau žiūrovų būtų tikrai dar panaus laiką padaryti jau grįžti namo. Ok, dabar aš tuoj dar perskambinsiu jam dėl kelio. Kągi, kol Vaida jungiasi, šiek tiek aš gal padėliosiu baneriukus ir papasakosiu apie tai, kuom galim būti naudingi. Naudingi galime būti tom, kad kas parduoda namą ir galvojate, kas čia yra, kodėl jūs negalite jo parduoti. Ir problema yra tame, kad dabar šiais laikais neužtenka įdėti vieną skelbimuko sakykime, į skelbimų portalus ir laukti kažkokio stebuklo. Efekto skirtumas yra daugmaž toks, kur mes parduodam namus, kai žmonės patys reklamuoja skelbimo portaluose. Tai arba žiūriu 1, 2, 3. Dabar išlipdama Repovičkų pasiimti ausinų. Tikrai. Aha. Vaida liktai įsijungusi buvo, bet vėl dingo. Ok. Žodžiu. Žiūrime. Dar Vaida galbūt Žodžiu, kol žmonės patys reklamuoja savo namus skelbimo portaluose, tai efektas daugmaž toks, sakykime, per pusę metų, per metus atvažiuoja vienas arba ne vieno žmogaus, arba keli žmonės. Kad ir šitavo šlienavo, man atrodo, vadinasi taisyklingai,
pardavinėjo, netgi agentūra pardavinėjo, kita agentūra pardavinėjo, man atrodo, 9 mėnesius ir buvo 5 klientai. Mes pardavėm tą namą per 2 mėnesius, bet čia dar įskaitant į tos 2 mėnesius įeina ir kalėdos, nauji metai, visos tos šventės. Pardavėm pardavimas vyko per 2 mėnesius, realiai tai per pusantro mėnesio į šitą namą pasižiūrėti suvažiavo 25 klientai. Ir aišku, įvyko pardavimas, buvo gauti netgi keli pasiūlymai ir įvyko pardavimas. Tai kitas namas Klaipėdoje buvo parduotas, žmonės patys, kol skelbėsi skelbimo portaluose, tai namą ne vieno, man atrodo, nebuvo atvažiavę žmogaus. Ir mes, kai pradėjom dirbti, suvažiavo 45 apžiūros, 45 pirkėjai buvo atvažiavę į namą ir aišku, rankpinigiai ir parduota. Dabar kodėl taip yra, kodėl ne visų pirma per skelbimo portalus mūsų paskaičiavimus, bent jau mūsų čia patirtis yra, mes pasiekėm nedaugiau kaip 20% klientų. Tai jeigu jūs tik tai tikitės, kad iš portalo jums atsiras žmonės, tai geriausia atveju jūs pasieksite iš 5 klientų tik tai 1, ar ne? Mes su savo marketingu, mes su savo komanda, turime atskirą marketinginę komandą, mes pasiekime 100%, arba sakykime 99%, gal 100% mes nepasiekėm klientų. Informacija yra paskleidžiama taip stipriai, kad, Vaida jungiasi, bando jungtis tiksliau. Žiūrim, kaip čia pavyks. Mes pasiekėm tikrai daug kartų daugiau. Tai va šitie, ir jūs galite paklausyti, yra klientų atsiliepimai. Viskas. Aš jau ant žemės. Kaip savijau. Okay. Palauk, Dariau, dabar dar Dangiras nori nufilmuoti. Gerai, padaryk fotosesiją su Dangiru ir po to pakalbėsim vėl įsijung, gerai? Ok, mes Vaidą kol kas išjungiam. Tai va tiek, žodžiu, dabar aš galvoju, ar aš pastebėsiu, kada Vaida prisijungs. Gal aš, užmutinę mikrofoną. Aš galiu save įsijungti ir Vaida jau kai duos ženklą, tai aš tada ją įjungsiu. Žodžiu, esminiai dalykai, aš tokius esminius punktus dabar pavardysiu. Mes įdedam, nors mūsų komisiniai yra didesni nei daugumos agentūrų Lietuvoje, bet mes vis tiek įdedam pinigų, daugiau pardavėjai yra į kišenę. Kodėl? Todėl, kad daugiau dėmesio, daugiau klientų gaunamas aukštesnės kainos. O ne, kai kurie klientai, ypač kurie nori skubiau parduoti, parduoda objektus tikrai per pigiai, kadangi jie nepasiekė klientų ir jie parduoda per pigiai. Ar ne? Dabar, kas norite daryti nekilnojamo turto karjerą, tai va, tai yra kontaktai, kontaktuokit mus. Dabar apie pačius, jeigu kalbant, kodėl pardavėjams nepavyksta, todėl, kad žmonės kalba blogai apie jūsų namą. Kodėl jie kalba blogai apie jūsų namą? Yra video įrašas atskiras namų brokerių YouTube kanale, paklausykite, kodėl žmonės apie jūsų namą kalba blogai. Kodėl apie jūsų namą kalba blogai kaimynai, kodėl apie jūsų namą kalba blogai statybininkai, kodėl apie jūsų namą kalba blogai brokeriai. Tai yra nufilmuotas video įrašas namų brokerių YouTube kanale, paklausykite, ar ne? Tai va, dabar mane asmeniškai domina brangiausi Lietuvos namai ir žiūrime, ką Vaida kalba. Vaida, jeigu tu Taip. Ok, tuoj mes tave jungsim ant ekrano, viskas matom. Taip, atlikau fotosesiją, dar vieną. Ok, matai, šiandien tu esi padangių žvaigždė. Taip, aš esu padangių žvaigždė, mes čia prie aerodromo esam, Aleksote. Wow, dabar jau baigiu grįžti į save, labai gerai įkvėpti oro. Tai va, ne viskas gal pavyko taip, kaip norėjau. Viskas gerai. O tu, Dariau, ar pati matei Darių iš viršaus? Gerai matei? Aš pati mačiau, bet mažokas Darius buvo.
Jo, jau žemiau nebegalėjo leistis ir tai vietom tikrai labai fainai, kad nusileido netgi šiek tiek žemiau negu kad galėjo. Ten, man atrodo, jam netgi pradėjo signalizuoti, kad Jo. įspėjimus pradėjo gauti. Ate, atsisveikint. Aha. Ne? Taip. Gerai, mes tavęs nekankinsim, tai aš nežinau, gal... Gerą dieną. Kaip tau daro, kaip iš viršaus, kaip atrodė dariau tau iš apačios viskas? Palauk, aš tave pajungsiu, tu nieko negirdi. Alio. Kaip tau viskas atrodė iš apačios? Ai, gerai, viskas. Tarpas stovi kaip žaislinis jisai. Tas lėktuvas, bet jau kaip virš galvos skrido, tai jo. Savininkas nebuvo išėjęs? Savininkas ten nebuvo lygtis, gal ir nieko nebuvo, kitokia mašina ten stovėjo, žodžiu. Supratau. Super, tai tu, Vaida, turbūt dabar jau nori atsigauti ir gal tada, kai grįžti namo, tada dar pasidalinsi įspūdžius, ar ne? Jo, gal tada aš truputėlį atsigaučiau ir susidėliotų viskas, kas čia buvo ir tada galėčiau daugiau papasakos. Tai ką, tada mes tave, Vaida, paleidžiam, ačiū tau už tavo drąsą. Ačiū. Oi! Rašykite visi komentaras, ką galvoja. Vaida 3 vaikų mama pakilo su malūnsparniu, atrodė 3 objektus, ar ne? Nu ir dabar leiskim jau jai pailsėti, tai aš dar užbaigsiu visą šitą streamą. Jeigu kas turit klausimų, man atrodo, netgi aš turiu, kažkas rašo. Wow, iš tikrųjų, droną. Kažkas rašo, droną pigiau, tai vat, Vaida, tau klausimas, droną tai turbūt išeitų pigiau pakelti, ką tu galvoji apie droną ir malūnsparnį? Tai taip, tai droną čia jau kiekvienas gali pakelti, bet čia kur kas įdomiau, įspūdingiau ir tu pats pakyli, pamatai ne nuotrauką ar tik filmuotą medžiagą, bet ir pats čia pakyli ir tai čia, man atrodo, labai didelis skirtumas. Kaip dabar, Vaida, su pirkėjais kalbėdama, geriau tos namus galėsi apibūdinti? Aišku, kad geriau. Labai gerai pasimato iš tiesų vieta, atstumai, aš gal nesuspėjau dabar papasakoti, nes bet pasimato toks bendras vaizdas, kur daugiau mažiau tas objektas yra, kokioj teritorijoje, kaip gražu. Aš ypatingai galvoju, jeigu mes darysim ateityje tokius dalykus, vat pavasaris, vasara, kada bus, tai iš vis atrodys įspūdingai. Taip. Super, tai dabar tikrai turėsime medžiagos streamams, turėsime medžiagos ką papasakoti pirkėjams, tai aš manau, jeigu šiandien pardavimo ar nepadarysi, tai tikrai savaitės bėgi, manau, ne vieną pardavimą. Labai tikiuosi. Gerai, Vaida. Tai ką, tau atsipalaiduoti, pailsėti ir kai atsigausi, padarysim dar bendrą. Jo, padarysim dar vieną bendrą, tikrai papasakosiu daugiau, sakau, jie reikia tiesiog biški man visom prasmėm ir fiziškai ir emociškai atsistoti į vietas, o šiaip labai faina dirbti su tokia komanda, kur turim va tokių visokių įdomių iššūkių, darom įdomių dalykų, vardant klientų, kad visiems būtų gerai, visi būtų patenkinti ir fainai, aš džiaugiuosi. Jeigu kas norite jungtis į mūsų komandą, NT karjera, tai kelias į laisvę, ar taip? Į visapusišką laisvę, taip? Taip, į dangų. Ir kur aš buvau, mūsų ribos tik dangus, jokių ribų nėra, pastoviai keliami standartai, pastoviai reikia įveikti savo baimės, iššūkius, eiti iš savo tos komforto zonos, o tai reiškia augimą, tai reiškia tobulėjimą ir geresnį gyvenimą. Tai ką, ačiū, Vaida, tau už skrydį puiku ir tada jau pakalbėsim gal už valandos 2 ar kažką. Ok, gerai. Susikontaktuosim. Gerai, ate visiems. Ate. Kągi, Vaida atsijungia, aš irgi jau turbūt čia ilgai nebekalbėsiu. Taip, komentarus išjungiam, banerį ir taip toliau. Tai va dar tik tai pasikartosiu, kur galite kreiptis. Jeigu jums reikia parduoti namą, tai kreipkitės Miamio brokeris. Miamio brokeris, tuo aš nuimsiu tą baneriuką. Miamio brokeris. Dabar, jeigu kas norite jungtis ir daryti karjerą, ar tai kaip marketingo specialistai, kas nori kaip Vaida paskraidyti su malūnsparniu, ar ne? Tai kontaktuokit šituo telefono numeriu,
arba galite ir šituo telefono numeriu, bet kokiu atveju mes esame viena komanda, tai gausit tą informaciją. Toliau, dar pasišėrinsiu ekranu ir parodysiu, ką jūs galite, reiškia, kur galite daugiau informacijos. Tai įjungsiu dabar aš ir su garsu galbūt jau. Daugiau informacijos galite gauti va čia. Tuoj aš nuimsiu šitą. Okay. Tai va, daugiau informacijos, jeigu norite paklausyti, ką kalba klientai, tai sakykime, yra daug. Va čia atsiliepimai apie namų brokerius yra 11 minučių. Galite Prašom sutartį. Kalba, čia šitą namą šiandien rodėm, kalba Meilutė. Aš, pavyzdžiui, pati niekada nerašiau tiek klientų. Nu, ta prasme, pirmoji Čia geroj vietoje įjungiau, ar ne? Aš pati niekada nerašiau tiek klientų, sako, ar ne? Po to kita klientė. Tas jų parodymas ir matymas, kad gali tą tavo objektą taip ir tą skelbimą truputį pakoreguoti ir vienai parašyti, ir kitai parašyti. Labai ir aišku daug. Čia va. Taip, nu tikimės, kad dar jis neparduotas, bet tikimės, kad tikrai, kad jau šitoks yra pirkėjų lankomumas, tai gal ir suras. Ir buvo parduotas tas namas per 2 mėnesius. Tai va, yra klientų atsiliepimai, yra va čia karjera, kažkur, man atrodo, turi būti kaip 3 vaiką, kur šeima uždirbo, kažkur buvo video įrašas, kad šeima uždirbo 11 000 per savaitę, nes mes dirbam tik su namais, mūsų komisiniai yra aukštesni nei kitų agentūrų, dabar galvoju, kur čia yra namų brokeriai, 3 pardavimai, kiek krizės metu. Va, šeima uždirbo. Tai, čia kalba Vaida, kalba Darius, yra ilgesnių, yra trumpesnių video, tokių galite eiti ir klausyti. Ar ne? Čia 2 valandų, kas netingi, kas nori pasiklausyti, kaip jie pradėjo, kaip kas. Žodžiu, aš pats 30 metų dirbu su nekilnojamu turtu, tai tikrai jau galiu išmokyti žmonės, kaip dirbti, kaip reklamuoti, kaip patraukti pirkėjus. Šiaip kalba apie, va čia pakeis gyvenimą per 1 valandą, čia kreipiasi mergina, jinai yra dizainerė, užsiima dizainu, tai va, jeigu kam reikalinga, sakykime, dizaino kokie darbai, galite kreiptis į Gabrielę, aš turiu jos kontaktą, rašykite ir galėsiu nukreipti. Aha, aš galėčiau padaryti tikrai geriau. Mes nepabėgsim, tai kaip piktžolės darže. Jinai vieną pokalbį su manim turėjo ir pradėjo visai kitaip žiūrėti į verslą, į pinigus ir taip toliau. Ar ne? Čia būsima mūsų, sakykime, kolegė, nes jie domina nekilnojamas turtas. Šiaip kalbame apie daug visokių dalykų, mes čia kalbame ir apie tobulėjimą, nes nekilnojamas turtas ir asmeninis tobulėjimas tai yra neatsiejami dalykai. Mes dirbam su žmonėmis, bendraujam su žmonėmis, tai turim suprasti ir tą psichologiją, ir bendravimo tą meną įvaldyti. Žodžiu, ir klientų atsiliepimai, ir mūsų žmonių dirbančių komandos narių interviu. Žodžiu, viską filmuojame, rodome, nes turime ką parodyti. Ar ne? Ir aišku, jeigu norit pridėti prie draugų ir stebėti mūsų tos tiesioginės transliacijas, tai kontaktuokite ir pridėkite prie Facebooko ir galėsit stebėti, ką mes naują, kokias naujoves darom, žodžiu, kas vyksta pas mus. Tai tiek, namų brokeriai YouTube kanalas, namų brokeriai Facebookas, namų brokeriai Skype'as, žodžiu, namų brokeriai. Ne, anksčiau mes dirbom su butais, dabar mes jau dirbame tik tai su namais. Tik tai su namais, didelius ar mažus parduosim visus, nesvarbu, kur jūsų namas yra. Žodžiu, parduosim visus namus. Dar galėjau, aišku, pareklamuoti ir mūsų parduodamus namus. Šiaip dabar mums reikia namų, nes kiek mes turėjom, praktiškai viskas yra išparduota, yra likę
tik tai keli namai. Ir ne todėl, kad staiga Lietuvoje pradėjo žmonės, tai perka, ne todėl išparduota yra, kad Lietuvoje staiga visi pradėjo masiškai pirkti, bet todėl, kad mes įdedam daug pastangų ir išleidžiam daug pinigų marketingui. Dabar Geidžių kaime Mažeikių rajone yra parduodamas namas, galit pasižiūrėti, ar ne? Namas tiesiog žmonėm nebereikalingas ir jį parduoda, ar ne? Kaina sumažinta, man atrodo, buvo, jau kaina yra mažesnė, 99. Po to Žiežmariuose parduodamas objektas, kur galima įrengti butus, o jeigu kas vystytojai domisi, tai šitam objekte galima įrengti butus, įrenginėti ir, žodžiu, Miami brokeris parduoda, ne? Ką mes dar turime, dar iš tų neparduotų tokių, ar ne? Tauragiai yra parduodamas Vytauto gatvėje, ten reikalingas remontas, bet vieta labai gera. Šiandien rodė iš viršaus Didžioji gatvėje 67 parduodamas, reiškiasi, sublokuotas namas prie pat Marių kranto. Šlienavos jau parduotas, šitas parduotas, Kiškėnų parduotas, realiai kaip ir viskas jau išparduota, aš dabar galvoju, kaip ir išparduota. Dar Pakruojėje yra vienas, Pakruojo mieste dar vienas yra namas, galite pasižiūrėti, ir viskas, žinokite, ir, dar yra, dabar aš galvoju, kur dar yra tas mūsų Vadaktėliai. Čia Panevėžio rajone Vadaktėliuose. Tai yra sodyba ir ferma ir angaras, kas nori ūkininkauti, žodžiu, ir žemės yra, o čia yra Panevėžio rajone Vadaktėliai. Ir šiaip viskas. Tai mums reikia, žinokite, brangieji, namų. Jūs neturite pirkėjų, o mes neturime ką pardavinėti, nes pardavimo sugebėjimai pas mus yra labai stiprus. Dėmesį patraukti, kaip šiandien turbūt matėt, mes sugebame, dirbame daug su socialiniais tinklais, turime klientų iš įvairių pasaulio šalių, tiek sugrįžtančių lietuvių emigrantų, tiek užsieniečių, kurie nori investuoti. Nėra taip, kad visiems krizė, taip pasiūloji objektų šiai dienai yra nuo 5 iki 7 kartų daugiau negu kad nuperka, bet mes su savo marketinginiais, reiškia, metodais, su savo sugebėjimais 30 metų patirtimi, mes sugebame tuos pirkėjus pritraukti ir būtent suprasti, kokiam pirkėjui, koks objektas tinkamiausias, atrasti tą vadinamą tikrąjį pirkėjai ir pardavimai pas mus vyksta labai greitai. Nesvarbu, jūsų namas kainuoja 100 000 ar $500,000 ar milijonas, pardavimą greičiausiai padarysime nuo 1 iki 3 mėnesių laikotarpį jūsų namas bus parduotas. Dabar greičiausiai pardavėm per 1,5 savaitės įvyko pardavimas. Realiai ten galėjo per kelias dienas įvykti, bet dar dėrybos užtruko. Tai 1,5 savaitės Panevėžy buvo parduotas namas. Ir vėl, čia jau darosi klasika. Kita agentūra pardavinėjo tiek laiko, nepardavė. Kita agentūra pardavinėjo tiek laiko, nepardavė. Reiškia, mes pardavėm per 1,5 savaitės. Tai va tiek, brangieji, žodžiu, kam reikia parduoti, skambinkite šituo telefono numeriu, kas nori dirbti su nekilnojamu turtu, kreipkitės šito telefono numeriu. 30 metų patirtis bus jums perteikta, bet aišku, apmokymai individualūs apmokymai kainuoja, o jeigu nereikalingi individualūs apmokymai, taip norite jungtis kaip freelanceriai, dirbti su marketingu, tai vieną kartą į savaitę bus jums duodami tokie grupiniai apmokymai ir galėsit prasitestuoti, pabandyti, kaip jums tinka, netinka, nekilnojamas turtas patinka ar ne. Šiaip tai yra gera veikla, gera profesija, nes taip pat klausykite Vaidos ir Dariaus interviu. Tikrai, manau, kas turi ambicijų kažką daugiau nuveikti gyvenime, ne tik tai dirbti darbą nuo 8 iki 5, tai manau šita veikla tikrai sudomins. O kai kurie galbūt jau seniai
pas mus ateina kartais žmonės, kurie jau 10 metų, 5 metai, 10 metų ar 20 metų jau svajoja apie nekilnojamą turtą, bet buvo savo galvoj prisigalvoja visokių baubų, kad kažkas čia sudėtinga, kažkas tai baisaus. Iš tikrųjų nieko sudėtingo, nieko baisaus čia nėra. Reikia tik tai dirbti kaip bet kurį darbą, kaip bet kurią veiklą, užsimti, mokytis, dėti pastangų, atlikti vis geriau ir geriau. Ir jokių čia problemų nėra, ar ne? Pajamos yra kelis kartus geresnės nei sakykime, tuose užfiksuotus atlyginimus, kur dirba žmonės. Plius ne tik tai pajamos, augimas, tobulėjimas, orientacija rinkoje, orientacija, nes geras nekilnojamo turto brokeris, jis turi išmanyti arba pradeda išmanyti ir psichologiją, ir teisinius dalykus, nes mes kiekvieną dieną su tais dalykais susidurėme ir statybinius reikalus, ir marketinginius, ir technologijas turim išmanyti. Mes su tom dirbam ir mes turime to išmanyti. Jeigu šiai dienai to neišmanot arba silpniau išmanot, tai kiekvieną dieną judant į priekį, jūs tuose srityse, kur išvardinau, tiek teisiniai dalykai, tiek technologiniai dalykai, psichologiniai, marketinginiai tie visi dalykai, jos išmanysit vis labiau ir aišku, tai duoda jums daugiau pasitikėjimo, daugiau laisvės gyvenime ir laimingesnius daro. Nekilnojamas turtas daro mus laimingesnius, ar ne? Nes daug įdomiau yra dirbti tokius darbus, kur yra kažkokia veikimas, veikla kažkokia, tai tu atneši, dalyvaujamės prie svarbių žmogaus gyvenime įvykių, vieni parduoda savo turtą, ten visokios emocijos ir ašarų būna ir taip toliau, kiti įsigyja turtą, tai irgi laimingi, džiaugiasi, nes tai jiem ten tam name gali tekti gyventi 10-20 metų ar visą gyvenimą. Žodžiu, veikla tikrai yra įdomi, kas norite, kreipkitės šitais kontaktais ir kol kas tiek, tai čia buvo Miamio brokeris su savo komanda. Vaida šiandien šaunuolė padarė mums apžvalgą iš malūnsparnio ir tada iki naujų susimatymų. Prenumeruokit mūsų kanalus, Facebookus, pateiksime jums naujų įdomių visokių projektų ir žinių. Stebėkit, sekit ir iki malonaus.